Kas svarbiau, miniatiūra ar pavadinimas? Šiame video sužinosite, koks video pavadinimas skatina smalsumą ir stimuliuoja video peržiūras. Labas visiems dideliems ir mažiems, kurie žiūri mūsų video kiekvieną savaitę. Šiame kanale mes kalbame apie YouTube naujoves ir įvairios taktikas. O šiandien kalbėsime apie vaizdo įrašo pavadinimų kūrimą. Pavadinimas po miniatiūros yra viena iš labiausiai kiekvieno žiūrovo dėmesį patraukianti dalis, nes žmonės moka skaityti ir jie tai daro kiekvieną kartą, kada tik patenka į YouTube. Miniatiūra žavi spalvomis ir vaizdais, o pavadinimas atsako į klausimą, ar tai mano tema, kurios aš ieškau. Jūs galite pagalvoti, kad kurti vežančius video pavadinimus labai sudėtinga. Na, patikėkit, tai labai paprasta. Kuriant vaizdo įrašo pavadinimą, reikia duoti žmonėms rezultatą. Kaip pavyzdį, aš pasirinkau News 247 YouTube kanalą, kurį apžvelgsime, o kartu jį pareklamuosime. Taigi, atidarykime kanalą news247.lt. Štai, matau puikus kanalo traileris, kuriame aiškiai parodome, apie ką šis kanalas ir raginimas prenumeruoti. Pažiūrėkime trumpai. Transliacijos gyvai ir dar daug įvairaus turinio YouTube kanale News247.lt. Tikrai, geras pavyzdys. Kaip matote, nėra būtina pateikti žiūrovui daug specialių efektų. Svarbu aiškiai pasakyti, apie ką šis kanalas. Gerai, žiūrim toliau video pavadinimus. Pasirinkime naujausius video. Štai, matau gerą temą visiems youtuberiams apie mikrofonus. Paklausykite, man kilo mintis. Dauguma kartoja, kad negali pirkti reikiamos įrangos, YouTubinių, bet juk tai netiesa. Jeigu esi jaunas ir pats negali to padaryti, pasufleruok. Tiems, kas ateina į tavo, kad ir artėjantį gimtadienį. Kokios dovanos norėtum, Paprašyk mamos iškelti gražią gimtadienio šventę, juk mamos myli savo vaikus ir tikrai vaišių stalas bus didelis. O suplanavęs renginį suplanuok, kokius svečius kviesi, draugus ar suaugusius dėdės ir tetes. Pastarieji tikrai geri finansuotojai. Kada turėsi svečių sąrašą, surašyk kitą sąrašą įrangos, kurios tau reikia. Pradėk naršyti internete ir domėtis, kur kiek kas kainuoja. Būtinai išsisaugok ir nuorodas ir tuomet sukurk telefonų video, kad ketini tapti youtuberiu ir kvieti draugus į gimtadienį, o dovanos norėtum, ir parodai iš sąrašo, kurį padarai. Taip palengvinsi jiems, nes dovanos pirkimas pastaruoju metu žmonėms sunkus dalykas tapo. Jie nežino, ką nupirkti ir atneša nereikalingus daiktus, kuriuos mes anksčiau ar vėliau išmetame. Patikėk, tikras draugas ar mylintis dėdė bei teta išpildys tavo svajonę. Kaip jums tokia mano mintis, Gerai, o dabar grįžkime į news247.lt kanalą, nes jis man labai patiko. Nuo šiol lankysiuos čia dažniau. Taigi, pasirenkame video su mikrofonais. Tema gera ir aktuali, bet jeigu pavadinimo žodžius dėliotume kiek kitaip, tuomet atkreiptumėm daugiau žiūrovų dėmesio. Reikia suprasti tai, kad žmonės paieškoje raktinant žodžius rašo ir tuomet gauna atsakymus. Pavyzdžiui, šitas video apie mikrofonus atsako į klausimą, kuris mikrofonas yra geresnis. Todėl kvieskime žmonės pažiūrėti video, užduodami tiesiog paprastą klausimą. Mano siūlymas būtų video pavadinimą kurti taip. Kokį mikrofoną rinktis youtuberiui iš AliExpress? Kodėl? Tai atsako į klausimą, kuris kyla kiekvienam naujam youtuberiui. Ir klausiamasis žodelis yra labai mėgiamas YouTube robotukų. Tokiems žodeliams jis skiria labai daug dėmesio. Klausimų prasidedantis pavadinimai traukia, ir žmonių dėmesį. Todėl jeigu naudosite, ar žinojate, kodėl, kokia nauda ir panašius žodžius pavadinimo pradžioje, tuomet tikrai žmonės rinksis jūsų video pirmiau nei šalia esančius. Žinoma, miniatiūra irgi labai svarbi. Šio kanalo autorius teisingai pasirinko tiesiog nufilmuoti 2 mikrofonus ant stalo ir taip gaunasi puikus fonas bei matomi mikrofonai, kurie akivaizdžiai skiriasi net savo dydžiu. Tik rekomenduočiau tokią miniatiūrą filmuoti iš viršaus, nes dabartinių kampų paimti objektai truputėlį mažina vaizdą. Ir patraukčiau visus pašalinius daiktus. Iš viršaus vaizdas bus daug patrauklesnis ir profesionalus. Teksto aprašyme parašyčiau keletą pasufleravimo apie šios mikrofonus. Pavyzdžiui, rašyčiau: populiariausi mikrofonai iš AliExpress, MIG 01, mėgiamus už savo mažą kainą ir gerą garso kokybę. Tokiu tekstu pateikiame faktą, kad tai yra perkamiausi mikrofonai ir argumentuojame, kad tai yra tiesa. Ši metodika tikrai veiksmingai ir yra naudojama net politinėse reklamose. Svarbu tinkamai, argumentuotai pateikti faktą ir žmonės renkasi tai. Dar rekomenduočiau prieš kuriant video pavadinimą panaršyti YouTube ir pažiūrėti, kokie vaizdo įrašai pateikimi kitų youtuberių. Taip pat į pavadinimą įtraukti raktinius žodžius. YouTube robotukai
Pateikdami atsakymą paieškos rezultatuose, pirmiausia kreipia dėmesį į video pavadinimo raktinius žodžius. Ir tik toliau veikia kiti algoritmai. Taigi, noriu padėkoti news247.lt kanalui už suteiktą progą apžvelgti jo kanalą ir tikrai rekomenduočiau visiems apsilankyti dažniau šiame kanale. Taip pat užduokite klausimus autoriui ir jis mielai jums patars, o kartu apžvelgs ir įdomius jums produktus. Jei patiko šitas video, spausk like, pasidalink šio video savo Facebook'e arba kitose socialiniuose tinkluose, parodykite savo draugams visas naujoves, nes dalindamisi su draugais vertingą informaciją, jūs pritrauksite daugiau žiūrovų į savo kanalus. Taip pat paspausk prenumeruoti mūsų kanalą, jeigu dar to nepadarai, plius varpelį ir pažiūrėkite sekantį video. Mes nustatėme taip, kad mūsų kanale YouTube visus video jums parinktų kiekvienam individualiai pagal jūsų domėjimąsi. Ačiū, kad žiūrėjote mus ir pasimatysime kitame video. Iki!